Taigi sveikos merginos ir vaikinai, kurie žiūrėsit mano šį video. Tai trumpas pristatymas kelių produktų, kuriuos gavau iš Korėjos parduotuvės, užsisakiusi buvau. Tai pirmiausia noriu pristatyti šitokį grožį. Tai matot, 800 ml yra šitas butelis ir čia yra burnos skalavimo skystis. Puikus skonis, puikus kvapas. Atrodo, lyg tai būtų kaip švelni kramtoma guma dirolo. Ir kas įdomiausia yra, tai jisai yra veganiškas šitas skystis. Gali naudoti veganai. Tai matot, šitoks butelis. Dar parduotuvėje yra tokiais mažyčiais stikais. Be abejo, jisai truputį brangesnis yra negu šitas butelis, tai ten galima įsidėti kelioniai, naudoti po vieną stiką, sakykime, jeigu kažkur patogu į rankinuką ir vežtis kartu su savim. Tai labai puikia priemonė, jau pabandžiau paskalauti burną, tai labai puikus, kaip sakoma, toks jausmas burnos, švelnus skonis, jis nėra kaip parduotuvėse labai aštrus, tai kaip sakau, nusiperkat dirol gumą ir pati švelniausia tokia yra, tai lygiai tas pats skonis šitos. Taip, toliau, ką dar turiu gavusi? Dar turiu gavusi propolis spray. Tai yra 3 vienoje dėžutėje šitokie flakonai ir jie skirti gerkliai purkšti, sakykim, tada, kada skauda. Tai labai puikiai tinka ir vaikučiam, ir suaugusiam. Šitas truputį aštresnis. Skonis toks mentolio. Mėta lyg mentolis. Tai bet jeigu truputį peršti gerklę ir iš karto jaučiasi, kad jisai truputį, kaip pasakyti, toks yra poveikis jau iškart, nes man truputį biški peršti gerklę, tai šitas dalykas labai puikus vaikam yra. Tai ir patogu, sakykim, kad ir neštis rankinuką įsidėjus ir į darbą, ir kažkur kelionėje, tai puikia priemonė. Tai jeigu kas norėsit vaikučiam užsisakyti ir nenaudoti, sakykim, tų tokių cheminių purškalų, tai man parašykit, užsakysim, iš tikrųjų, matot, yra ir GPM-as, GMP skaitos geros kokybės ženklas ir visi kiti, kuriuos naudojama, kad yra kokybiškas produktas. Taip, ir dar vieną tokį puikų produktą gavau. Tai yra kušonas. Šitokia mažutė dėžutė. Tai yra toks kaip ir kremas, kaip ir pudra, kaip ir dar plus papildymas yra kartu. Tai 2 viename yra. Tai pabandysiu aš atidaryti tą dėžutę. Labai gražus įpakavimas yra. Matot. Taip, šitas išsiima. Ir kokio švelnumo šitas spondžiukas yra, ta kempinėlė, tai jūs neįsivaizduojat, kaip vaiko odelė, tokia švelnutė. Tai tas spondžiukas dedasi šitoj vietoj. Mes jį galim pradaryti, pradarom, pas mane visiškai naujas yra. Aš pabandysiu pradaryti, nes pati dėl savęs čia užsisakiau jį. Tai atidarom. Matot, kokia spalva graži. Ir dabar, ir kvapas toks, nemoku pasakyti. Tokia prabanga kvepia. Tai pabandykim dabar mes ir pažiūrėsim. Tai net nesimato iš vis, kad iš tikrųjų matot, užsitepė ir dabar truputį daugiau patepiau. Bandysim nusiimti akinius. Tai pabandysim patepti, nes šviesią spalvą ėmiau savo konkrečiai, nes aš esu tokia baltaodė. Be akinių nelabai matau, ar aš čia puikiai padariau kažką. Ar tai yra fiksuojanti šitą pudrą ir ji netepanti rūbų yra. Taip. Pabandykim, kaip čia sako, kaip užjūrio princas, nors čia grinai ne pudra yra, bet toks kaip ir kremas. Taip. Pabandykim užsidėti. Tokio lipnumo nėra, švelni veido oda.
Na ir pats spondžiukas toks, tai va matot, va prisigeria jisai. Tai, oi, dar čia galima iš tikrųjų jo tepti ir ant rankos va pasibandymui. Tai va. Šiaip iš tikrųjų fainai. Labai puikia priemonė. Tai va, ir yra su, tai pasakysim, ir su SPF filtru 45, ir su PA2 pliusai yra. Tai va, iš tikrųjų, jinai plus dar ir apsaugo nuo ultravioletinių saulės spindulių. Tai labai puikia priemonė makiažai. Ir va, tokiam, jokio lipnumo tokio nematau, kad būtų. Ir va, tokia lygi veido oda gaunasi. Nu va, labai fainiai. Tai va, tai jeigu kažkas norėsit konkrečiai, kas liečia makiažo produktus, tai yra va, konkrečiai šito kušono užsisakyti. Yra dar kušonas irgi su SPF, su aukso 24 karatais. Tai va, galima ir šitą užsakyti. Aš užsisakiau fiksuojantį, nes patogiau, gal mažiau rūbus tepa, šitas, sakė, gal ten truputį ir palieka, nes aš manau, kad visi kušonai, sakykime, kad ir pudros skystos, ar ten pudra milteliais, jinai palieka ant rūbų savo pėdsakus, jeigu, sakykime, ypač jeigu kažkas ant kaklo dar dedama, arba šalikas kažkoks yra dedama žiemai, tai visada palieka tos pėdsakus. Tai tam kartui gal tiek, jeigu kažkas norėsit užsisakyti vaikučiam šitos gerus preparatus, gerklytei papurkšti, kai skauda, kai slogytė yra, tai parašykit man, būtinai užsakysim. Ir lygiai taip pat, va šitoks didžiulis butelis, mūsų burnos skalavimo skysčių. Čia turėtų ilgam užtekti jo, tai manau, kad naudosim ir kvapas iš burnos bus puikus. Tai tam kartu tiek, laukit kitų kartų, nes dar turėsiu kitų produktų.